mūsų valstybės gynybą. Turbūt gerai atsimenat, kad išeidamas iš ministro pozicijos beveik viena iš paskutinių dienų pradėjo diskusiją dėl to, kad Lietuvai reikia pasitraukimo iš Otavos konvencijos. Esame padarę valingą sprendimą birželio mėnesį ir priėmėm sprendimą Seime pasitraukti iš Oslo konvencijos. Ir dabar, matyt, atsiveria galimybių langas, turint omeny, kad prasidėjo rimtos diskusijos ir Suomijoje, kartu koordinuojantys su partneriais padaryti tai ir šios konvencijos atžvilgiu. Tačiau, kad neliktume tik tokiam konvencijų pasitraukimo politinių vertinimų lygmenį, nutarėm padaryti rimtesnę spaudos konferenciją kartu su Rimu Armaičiu, mūsų gerai žinomų žmogumi padėjusių labai smarkiai ukrainiečiams išminavimo srity. Jis dalyvavo Ukrainos karinės žvalgybos Lietuvų legiono veikloje kaip išminuotojas, turintis milžinišką patirtį, matantis, žinantis, kaip rusai pirmiausia naudoja minavimo pajėgumus, tas pačias priešpėstinės minas, ir matė savo akimis, susidūrė su jomis ir žino jų vertę, na, sakykime taip, kare. Todėl jo analizė, jo prezentacija, matyti, yra šitos spaudos konferencijos ašis. Tai aš jam perleisiu žodį, o po to, na, tam tikro apibendrinimą padarysiu su tam tikrais siūlymais eiti vieną kitą politinę kryptim, politinį veiksmą. Nes, kaip matom, diskusija jau prasidėjus, bet dar yra tokio, na, sakykime taip, laukimo laikotarpį, aš jį suprantu, jo reikia, konsultacijos, ypač su partneriais, sąjungininkais, tą reikia padaryti. Bet vis tik tai reikia jau imti ir apsispręsti. Einam šitą keliu, ar ne? Manau, kad Seimo pavasario sesija yra puikus laikas, kaip priimti šitą valingą sprendimą. Kaip žinote, aš tik tai pasakysiu, žingsniai būtų turėtų būti tokie teisiniai. Prezidento tikimas, 86 Seimo narių balsavimas, pritarimas pasitraukimui ir po pusės metų, jeigu pritarta, valstybė nebelieka tos konvencijos dalimi. Toks yra mechanizmas. Tai noriu pasakyti, kad iš Oslo konvencijos mes formaliai pasitrauksime kovo pradžioje. Tai Otavos konvencijos kelias dar mūsų laukia, pasitraukimo iš tos konvencijos kelią. Bet apie tai truputėlį vėliau, aš apibendrinčiau dalim ir dabar noriu dėkodamas, ačiū Rimui už viską, ką ir dėl mūsų Lietuvos ir dėl Ukrainos padarė. Perleidžiu žodį, prašau. Tai viską, ką aš jums pateiksiu, tai bus iš Chersonas minus laukų. Mes ten pradirbom 2 mėnesius, 6 žmonių grupę, Chersonas minus laukuose, dirbdama maždaug 3-4 kaimo apylinkėse, nuėmė vien tik tai prieštaikinių minų daugiau kaip 1500. Čia bendram supratimui apie mastus. Dabar pirma mūsų užduotis buvo šitas kaimas, dabar nelabai skaitau, atstumas yra. Čia ir buvo mūsų pirmas taškas. Ta, ką jūs matot geltonai, juostos. Tai yra prieštankinių minų laukai. Ta, ką jūs matot rudai, tai yra priešpėstinių minų laukai. Ta, ką jūs matot tokiais trumpais brūkšniukais, tai yra vadinami šlagbaumai, kelių užtvaros, taip vadinamos. Tai praktiškai, neskaitant visų kitų papildomų, mūsų užduotis buvo minų laukai, todėl aš būtent pažymėjau minų laukus. Tai galite įsivaizduoti, kaip buvo apsaugoti kaimai, kada buvo kuriama Surovikino gynybos linija. Kada rusai iš tos zonos pasitraukė, ukrainiečiai savaitę negalėjo šitą zoną užeiti, nes viskas aplinkui buvo totaliai užminuota. Būtent šitam kaimą mums reikėjo pravalyti šitos minų laukus, kad atblokuoti pačius kaimus ir kad iš šitą kaimą būtų galima paduoti elektrą, nes šitas kaimas vadinasi, šitas taškas vadinasi Kalma. Ten nebuvo nei ryšio, nei elektros, absoliučiai nieko. Bendram supratimui čia. Sekantis kaimas buvo Bezimenoje. Kiekvienam kaime, nežiūrint niuansus, pirmam, ką parodžiau, ukrainiečiai prarado, vien tik tai užeidami, prarado 8 vienetų šarvuotos technikos. Vien tik tai ant minų. Tai iš jų 8 iš jų buvo 2 tankai, visa kita lengva šarvuota technika. Bezimenoje ukrainiečiai va šitam kaimui paliko 12 vienetų šarvuotos technikos, iš jų 3 tankai. Viskas vien tik tai ant minų. Bendram supratimu. Sekantis kaimas čia šalia Bezimeno, biškį viršui. Vėlgi šitam kaime buvo palikta 8 vienetai šarvuotos technikos, iš jų 3 tankai. Ką reiškia minų laukai? Ir vėlgi,
matot, yra šlagbaumai, yra ištisiniai minų laukai ir yra priešpėstinių minų laukai. Dabar bendram supratimui, kas eina į konvenciją, ką mes negalim naudoti ir kas minų laukose sudaro pagrindą. Mechaninės nuspaudžiamosios priešpėstinės minos tai yra pagrindų pagrindas. Toliau yra vadinami valdomi minų laukai, kada jie naudoja prieigų pridengimą prie minų laukų, paskui aš paaiškinsiu detaliau. Tai yra OZM minos, arba nukreipto veikimo, arba žiedinio padengimo minos. Seisminės minos, kada minos reaguoja žmogaus žingsnius, ir vadinamas POM2, kada kasetinės atotampos. Tai maždaug nukrenta mina, aš paskui ją parodysiu, ir suveikia nuo mažiausio prisilietimo. Plius taip vadinamos specialiosios minos arba minos pastai. Jeigu mes neturėsim šitų dalykų, mūsų minų laukai atrodys labai silpni ir labai juokingi. Būtent pagrindas pridengti savo pozicijas sudaro priešpėstinės minos, specialiosios minos, nukreipto veikimo minos ir žiedinio pažeidimo minos. Mišrus minų laukas, kaip matot, kur mėlyna pažymėta yra prieštankinė mina, kur raudona yra priešpėstinės minos. Prieiti, kada jinai tokiai žoliai, praktiškai pamatyti neįmanoma, nors jos būri, kaip taisyklė, visada paviršiuje. 70% minų laukų tai yra minos išdėstytos paviršiuje. Ir tik 30% minų laukų tai yra tos, kurios užkastos iš žemės, paskelbtos. Čia atrodo maždaug pozicija prie prieimo prie rusų pozicijų. Priešpėstinės minos jau biškai išmėtytos nuo šūvių, nuo skeveldrų, nuo sprogimų, bet praktiškai einant, tu niekaip nepraeisi, kad ant jos neužminos. Tai čia ankstyvas pavasaris, jos paviršiuje matosi, kada išauga žolė, jūs jų nepamatysi, absoliučiai niekaip. Čia jau nuimtos priešpėstinės minos, kad bendram supratimui kokie yra kiekiai. Kaip taisyklė, priešpėstinės minos labai arti pozicijų, paskui pateiksiu visą schemą. Ir metras nuo metro, tarp minos atstumai būna, tai kaip taisyklė, metras. Viena arba dviem eilė, paviršiuje arba įkastos. Čia pati naujausia priešpėstinė mina, PMN 4. Jos buvo atidėtos atskirai, mes bandėm jas išrinkti, kad pažiūrėti konstrukciją, ar negalim panaudoti antram kartui. Kaip matot, va ten, kur yra pritūpęs žmogus, tai būtent išminuotojas, nuimantis šitas minas. Čia jos dabar 4 sudėtos, biškai pažeistos, yra ant rusiško vadinamo betoninio doto. Toliau, kur matot, nukrytęs toks elektrinis stulpas, tenai prieš tankinių minų laukas. Bendram supratimu. 4 minas mes negalėjom panaudoti antram kartui, jos buvo dedamos vieną krūvą ir naikinamos. Vėlgi, priešpėstinių minos, prieštankinės minos sudedama į krūvą ir naikinam, kurios negalima panaudoti. Dabar čia šita nuotrauka ypatinga to, kad Ukraina pati yra pasirašusi konvenciją ir negali naudoti priešpėstinių minų. Tai, kad pridengti bent minimaliai savo pozicijas arba kad minom užminuoti priešo logistiką, mes trofėjinės minas nukenksmindavom, perduodavom drono operatoriam arba statydavom patys, pridengdami prieigas prie mūsų pozicijų, minuodami kažkokius takus arba kelius su dronų pagalba. Kada Ukraina negali turėti savo minų, mes naudojam trofėjinės. Didžiausia problema, kad mažai kas mokėjo jas perdarinėti ir kada tu nežinai visos konstrukcijos, kada neturi specialių įrankių, mes susikinėjome specialius raktus, kad jas išrinkti, labai daug žūstavo žmonių, kurie bandė tai atkartoti. Tai labai sudėtingos operacijos. Pagal visas instrukcijas minos neišminuojamos, o tiesiog naikinamos papildomais užtaisos. Tai galite įsivaizduoti, kiek mums pastoviai rizikavo, kad turėti nors kažką tai pridengti pozicijas. Vėlgi, kurios negalima, sakykime, pastatyti į saugią padėtį, ten yra niuansai, kada, sakykime, tarpinis detonatorius užvalcuojamas ir to klijų negali nuimti, atsukti, išimti, tai jos dedamas į krūvą ir sunaikinamos. Vėlgi, kokie mastai priešpėstinių minų. Toliau, kur aš sakiau, kasetinė mina, POM2, atiok,
naudojamos kasetėse, išmetamos iš lėktuvų, išmetamos iš uraganų, padengia labai nemažus plotus, vienoje kasetėje 4 minos, bet nuo jų eina atotampos po 10 metrų. 10 metrų atotampa ir mažiausias prisilietimas sprogimas. Mes nieko šito analogiškų neturim. Jos yra budėjimo režime, tai dabar neprisimenu kiek parų, man atrodo apie 4-5 paras, bet nemaža, tai senos minos, nemaža dalis jų nesuveikdavo ir jie ilgai stovėdavo koviniam padėty. Vat kaip atrodo tos atotrumpos pačioj minai. Tai čia, kada ankstyvą pavasarį, o jeigu žolė jūs nepamatysit, tuo atotrumpui mažiausias prisilietimas jūs vietoje. POM 3 atiok, seisminė mina, labai, kaip pasakyti, labai kokybiška, beveik visada viso suveikia, beveik visada pagal nustatytą laiką susinaikina. Labai naudojama daug jų, bet yra vienas niuansas, jų technikai praktiškai neįmanoma. Prieiti prie jų neįmanoma. Labai reikėjo patiems sugalvoti patį nutechninimo būdą, kad saugiai nutechninti šitas metas ir po to ukrainiečiai pradėjo tą būdą naudoti. Čia buvo mano mina. Pasižmonotras yra skaitoma mina, dėl kurios tu galėjai žūti ar žuvai, vadinasi mano mina. Man pasisekė, jinai nesuveikė. Matyt, maitinimo šaltinis buvo nusėdęs. Dėl to aš esu dar čia ir gyvas. Bet šita mina buvo mano mina. Čia vėlgi ta pati POM 2, tai yra POM 3 seisminė. Kasetinės prieštankinės, jų irgi labai daug pasitaiko. Jos magnetinės, prie jų irgi negalima prieiti. Reikės sugalvoti būdą, kaip jas nukenksminti saugoti. Praktiškai prie jų neprieinam. Mažiausias metalas jos suveikia. PTM-4, pati naujausia, rusiška magnetinė prieštankinė mina kasetinė, vėlgi prie jos neprieis. Taip jie atrodo laukia. Galite įsivaizduoti, kaip atrodys, jeigu tai bus žolė, jinai užaugus, jūs praktiškai nepamatysi ir prieš neprieisi. Pat didžiausia tragedija tai yra PFM1 lapeliai, lipistki, jų tenais, ant tiek daug, kad jūs net neįsivaizduojate. Ten tokie skaičiai ir tokie kiekiai, kad, suskaičiuot matyt neįmanoma. Vienoj kasetėje, kiek prisimenu, 64 ar 62 minos, kažkas tokio. Tiksliai dabar nepasakysiu ir jos padegė labai didelius plotus. Nukreipto veikimo mina, jeigu matot, po ją pastatyta minas spąstai MS3. Dažniausiai jie naudoja arba MS3, arba ML7, arba ML8. MS3 mina specialiная 3, ML7 mina ловушка 7, ML8 mina ловушка 8. Tai yra tam, kad ją negalima būtų nukenksminti. Viso šitą, ką iš jų rodom, priešspėstinės, jos eina į konvenciją ir mes jas negalim panaudoti. Su spąstais pastatyta mina, jinai neišminuojama. Būtent ant to ir laikosi šitie visi jų minų laukai, kad jie praktiškai neišminuojama. PZM iššokanti mina, žaidinio pažeidimo, labai efektyviai, labai bjauri, pažeidžia maždaug 30 metrų spindulių aplink save. Statoma atotampai ir sekantis variantas valdoma minų lauka. Valdoma minų lauka, ant viršaus statomas elektrinė paleidimo sistema. Pati naujausia rusiška vadinama priešbokstinė mina, PTKM-1. Dirbdami Ukrainos Chersonas minų laukuose, mes tokias aptikom 3. Veikia jinai, turi apačioj seisminius daviklius, iš viršaus mikrofonos. Jinai suveda vibraciją ir garsą, nustato šarvuotos technikos vietą, judėjimo greitį, viršutinė dalis iššauna ir praskleida trajektoriją, pataiko į tanką. Nieko panašaus, nieko alternatyvaus mes neturime. Taip atrodo vadinamas šlagbaumas arba kelio užtvara.
jeigu, gaila, aš negaliu labai parodyti, va šitam šlagbaumė yra 4 minos, kurios yra vadinami piragai. Kas yra piragas? Viena prieštankinė mina, ant viršaus kita prieštankinė mina. Tarp jų minas spąstai ML7 arba ML8. Ir jūs jų neišminuosi. Toks šlagbaumas praktiškai neįveikiamas. Ir kur aš ten rodžiau tokie brūkšneliai, tai va dabar parodysiu, kaip realiai šitie šlagbaumai atrodo. Tai jeigu padėti paprastas prieštankinės minas, paprastas, kad ir ant kiek jos būtų išmanęs, jūs nuimti yra lengva paprasta. Jeigu pastatyti va tokius va piragus, su spąstais jos neišminuosi. Mes negalim panaudoti, nes vėlgi mums trukdo konvencija. Kitas variantas šlagbaumo, kada lentos vinijom, vėlom, šniūrais, izoliacija, privinėjamos 4-5 minos ir po ją pastatomos 2, kartais 1 minos pasta. Vėlgi toks šlagbaumas skaitosi neišminuojamas. Čia dar vienas šlagbaumas, tiesiog jie buvo padarę paruoštukus, bet nespėjo panaudoti. Visi keliai, prieigos prie bet kokių pozicijų, ant kiekvieno kelio būna 2-3 šlagbaumai, kad nepravažiuotų jokia technika, negalėtų davažiuoti. Vėlgi, dar vienas šlagbaumas, jeigu jūs gerai pažiūrėsit, antra mina ir toks kamputis mėlynas. Ne mėlynas, o žalias. Vat būtent tas žalias gabaliukas, kur matosi, ir yra ML7. Mina Lavuška 7. Dar vienas fintas, kurį mėgsta naudoti rusai, vietoj prieštankinio minos sprogdiklo naudoja priešpėstinę miną. Ko ypatinga šitas, sakykime, know-how, jeigu prieštankiniai minai reikalingas spaudimas maždaug 200 kg, kad jinai suveiktų. Priešpėstiniai minai užtenka 8. Ir kada tu eini, arba važiuoja lengvas transportas, sakykime, lengvas transportas gali pravažiuoti prieštankinę miną ir negali nesuveikti. Jeigu pastatai va tokį mišinį, dėl ko aš kai kada sakau, jeigu mes padarom klaidą, mes tiesiog išgarosim. Tai yra, jeigu mes nepamatysim ir išminuodami kas nors iš mūsų užlips, nuo mūsų net molekų nelieka. Išgaruoja. Būtent, vėlgi, jie palikdami savo pozicijas dažnai padaro tą patį, kad užkasa prieštankinę miną, ant jos uždeda priešpėstinę miną. Ukrainos pajėgos užeina į jų pozicijas, jeigu pozicijos nepatikrintos, kas nors užlipa ant tokios minos ir tiesiog išgaruoja. Jūs turbūt ne kartą matėt video, kur atrodo ukrainiečiai užeina į apkasus ir taip pateikiama, kad rusai panaudojo ten kažkokias nuotolinės sprogdinimo sistemas, nieko panašaus. Paprasta. Viskas labai paprasta, viskas labai primityvų. Užlipėjant tokio užtaiso, tu tiesiog išgaruosi. Vėlgi, kaip matot, viršui, kaip jinai, priešpėstinė mina, PM2, prieštankinė mina, o ją matosi yra mina Lavuška, minas spąstai 8. Visi keliai arba minų laukai būtent naudojami, kas 5, kas 10 mina eina su minos spąstais. Viena eilė prieštankinių minų, viena eilė prieštankinių minų, 2 eilės prieštankinių minų. Čia tarp kitko sunaikinta Ukrainos šarvuota technika, daiktai nedavažiavusi iki minų lauko. Šitoj sankryžoj mes nuėmėm 74 minas prieštankinės. 2 eilių minų laukas paviršiuje. Dabar prieinam prie pačių įdomiausių. Pagal NATO standartus pirmiausiai statomas prieštankinių minų laukas. Ir jis būna 500, 200, nuo 2 km iki 500 metrų nuo pagrindinių pozicijų, nuo pagrindinių apkasų. Jeigu rusai taip statytų, aš praktiškai veikčiau visus jų minų laukus. Aš galiu laisvai prie jų prieiti. 500 metrų aš daeidavau iki rusų pozicijų, kad reikėtų pravalyti kelią iki maždaug 300 metrų atstumu. Būtent šitam variante nukenksminti tokį minų lauką, ant kiek jis būtų protingas, išmanus, net jeigu su spąstais, aš labai lengvai galėčiau prieiti, išeičiau naktį,
paimčiau keli žmonės ir mes pro tokį minų lauką lengvai padarytume praėjimą. Nu, bent jau 70%, kad mums pasisektų ir tai yra net atvirkščiai, 70%, kad mums nepasisektų ir 30%, kad mums pasisektų ir grįžtume gyvi. Toliau eina prieš tankinis griovys, toliau visus kitos kliūtis, ten drakono dantys ir visa kita. Dabar eina, kaip atrodo, rusų minų laukas ir sistema. Pirmas, kas pas juos eina, tai kaip taisyklė prieštankinis griovys. Po to spygliuota viela ir papildomos užtvaros ir toliau, kada prasideda Ukrainos technikos judėjimas, jie panaudoja kasetinės minas. Tai yra, judėjimo nėra, ta teritorija tuščia. Pradeda technika judėti, prasideda šturman, jau užpila kasetinį minų. Tai gali būti įvairiausių minų mišinys. Toliau, kur jūs matot žalia juostelė, tai yra valdomas minų laukas. Jie pastato tas vadinamas OZM šokančias minas, kur laidai išvedami į apkasus. Ir jeigu kas nors užeina į tą zoną ir bando išminuoti, grupės nelieka. Ir tai atstumas maždaug, pilnai stebimas, nuo apkasų maždaug 300-400 metrų šitą zoną. Tai yra stebi dronai, yra stebėjimo punktai, kur stebėtojai su žiūronais, su nakšnykais, naktinio matymo, su taip vadinamais termovizoriais, visas šitas minų laukas pilnai stebimas. Plius snaiperiai, tu iki šito minų lauko, kad išminuoti tiesiog nedarys. Dėl ko per praeitų metų kontrpuolimą ukrainiečiai liko praktiškai be išminuotų. Labai greitai pasibaigė technika, kur yra problema, kad įveikti šitą, sakykime, kliūtį, reikia labai daug šarvuotos technikos išminavimo. Pirmas eina tankas su volu, jis pamatomas, sunaikinamas. Antras eina, kaip taisyklė, tankas su nuotolinė išminavimo sistema, ją pamato tik tais daėjus iki pirmos kliūties ir dronai sunaikinama. Toliau kolona negali judėti, viskas toliau minų laukai. Rankiniu būdu eiti, visas minų laukas pridengtas ugnimi, plius valdomas minų laukas, tu nieko nepadarysi. Tai brigados, kurios turėdavo po 12-15 išminuotų, geriausiu atveju, dabar turi 2-3-5 maksimum. Ir tai silpnai paruošti. Visi buvo pakloti, tokiuose įveikė tokius minų laukus. Toliau, kaip taisyklė, po valdomo minų lauko eina viena, dvi arba 3 eilės prieštankinių minų laukų ir trečias, kas eina, tai yra priešpėstinių minų laukas prie pat pozicijų. Dėl ko aš sakau, jeigu toks minų laukas yra pridengtas ugnimi, kulkosvaidžiais, vamzdžiais prieštankiniais, jis neįveikiamas. O jeigu dar yra dronai, jūs nieko jau nepadarysite. Paprasčiau sakant, viskas vizualiai yra taip. Apačioje yra, sakykime, 500 metrų jų kažkokios pozicijos, 10-15 metrų nuo pozicijų priešpėstinių minų laukas, prieštankinių minų laukas yra toks puslankių, kad iš šonų niekas neužeitų, plius iš šonus jie stato taip vadinamas spastus atotampai, kad vėlgi niekas neužeitų. Kiekvienas kelias pridengtas 1, 2 arba 3 šlagbaumais. Ir jeigu prasideda judėjimas, už prieštankinių minų, kaip pasakiau, yra valdomas minų laukas, ir jeigu prasideda judėjimas, tai jie užpila kasetinių minų. Viskas, jūs neįveiksite. Kada aš grįžau iš Chersonos minų laukų, Ukrainos karinės žvalgybos pulkininkas, vienintelis pas mane atvažiavo ir uždavė vieną labai teisingą klausimą. Ar juose yra silpnos vietos? Taip, juose yra silpnos vietos. Tai yra, jeigu viena pozicija stovi taip, kita biški žemiau, o tarp jų nieko nėra. Tai va šita va atkarpa, jinai nebus užminuota. Bet jeigu šita atkarpa eis judėjimas, tai jie užpils šitą atkarpą kasetinėm minų. Bet užtat nebus priešpėstinių, nebus prieštankinių. Tai pačios silpniausios vietos jų gynyboje. Kitaip jūs jų neįveiksite. Taip pat atrodo vizualiai Surovikino gynybos linija, tai yra pirma, kas eina, kaip matot, prieštankinis griuvis, po to eina drakono dantis, toliau eina kažkiek tai tuštuma, toliau prasideda, jau jeigu paimti, tai dešiniau būtų nevaldomų minų, tai yra valdomi minų laukai, prieštankiniai minų laukai ir prie pat savo pozicijų stovėtų jų priešpėstinių minų laukas. Tiek aš kalbėjau su kariškiais, duodamas pavyzdys,
sakyt, žinodamas silpną vietą, niekas neuždavė, ar yra silpna vieta iš mūsų kariškių. Tai supratimo, kaip įveikti tokius smūgio laukus, pas mus nėra. Tai viskas. Ačiū labai Rimai, ačiū. Tikrai, matyt, nesu tikras, ar yra dar tokios medžiagos kursas Lietuvoje. Tai tikrai, matyt, labai naudinga. Dabar aš kelis dalykus pasakysiu. Na, iš tikrųjų, mes tai tą kontrmobilumo strategiją, kai modeliuojam, tai akivaizdžiai ir ką, taip sutrumpintai, tai ką Rimas pasakė, apibendrinsiu. Taip, mes jau turim fizinių barjerų, jie jau tos patus važiuoja. Taip, mes turim galimybę prieš transportinės, prieš tankinės minas ir pajėgumą visi kaupam ir bandėm jį akseleruoti ir tikimės, kad jis bus akseleruos pajėgumas prie naujos ministerijos vadovybės. Tačiau, kai tu dėlioji visą kompoziciją, kai tu kombinuoji visas tas priemonės, kas akivaizdžiai matosi iš pristatymo, turi būti ir priešpėstinės minos. Nes jeigu tu ateini, gali bandyti stabdyti, reiškia, tu gali ateiti pėstininkų ir nurinkti tavo, neutralizuoti prieš transportinės minas. Jeigu nėra priešpėstinių minų. Tai kombinacijoje tam tikrai prasme, tam kontrmobilumui, priešų stabdymui nuo 1 metrų, nuo 1 kilometrų, tai yra kritinis pajėgumas. Tai dar kartą didžiulis argumentas, kodėl mums reikia trauktis iš Otavos konvencijos ir šitą pajėgumą stiprinti. Dabar galimi veiksmai, na jūs vis tiek sekat matyti visą viešą diskusiją, tai gerai, kad diskusija prasidėjusi, bet dabar jau ateina turbūt nebe tik diskusijai klausimo laikas, bet ir aiškaus veiksmų plano. Kadangi pačiam teko centruoti pasitraukimą iš Oslo konvencijos, tai patirties šiek tiek turiu, tai suprantu dalykus susijusius su to, kad reikia konsultuoti su partneriais, su sąjungininkais. Aš dar turėjau irgi, baigdamas savo darbus ministerijoje, vieną kitą pokalbį. Aš galiu tvirtai pasakyti, kad Suomija nusiteikia rimtai. Atrodo, sausio mėnesis dabar bus tas, kai ateina karinis patarimas. Žinote turbūt tai, kad 50 000 Suomijos piliečių jau kreipėsi į parlamentą su prašymu denonsuoti šitą konvenciją. Palaikymas totalinis tiek tarp partijų, tiek ir visuomenės. Tai aš manau, kad jie yra pakeliui į denonsavimą. Jeigu Suomija, tai neišvengiamai iš karto matyti Estai ir mums atsiveria galimybių langas padaryti tai kartu su jais. Ir jeigu mes to nepadarysim, o Suomija tą padarys, tai natūralu, kad ir priešininkas modeliuodamas visokius scenarijus įsvertino, kurį šalis kokį pajėgumą gali panaudoti. Ir čia labai aiškiai reikia pasakyti, kad konvencijų mes neapsiginsim. Ne? Konvencijos efektyvios tada, kai visi jų laikosi. Kadangi viena pusė jų nesilaiko, tai mums konvencijos kaip tam tikras popierius daug naudos gynybai negali duoti. Tai norėtųsi jau turėti veiksmų planą pavasario sesijai. Tikiu, kad Nacionalinio saugumo gynybos komitetas tikrai turės požiūrį šią temą, kad galėtume vieną vertus pasižiūrėti ir karinį patarimą, kuris negali būti karinis patarimas prieš priešpėstinės minas. Kiekvienas kariuomenė nori turėti kuo daugiau arsenalę savo pajėgų. Čia faktas. Tai matyt, čia sausio mėnesį, kada mes jau norėsim turbūt komitete, aš su komiteto pirmininku kalbėjau apie galimybę turėti šitą posėdį. Įsivertinsim ir karinį patarimą, tikrai Rimą dar kartą galima bus pasikviesti praktiniam vaizdui. Reikia pamatų temperatūrą frakcijose, ar yra balsų, vis tiek 86 balsai. Aš turiu tikrai tvirtai pasakyti, kad Sąjungos Lietuvos krikščionys demokratai, kai frakcija yra pasirengusi paremti pasitraukimą iš šitos konvencijos, jau dabar galiu tvirtai pasakyti. Ir matyt, tada norėsime aiškaus plano. Pavasario sesijoje tą padaryti. Galbūt kartu su mūsų regioniniais partneriais. Tai čia šitoje vietoje aš išėjęs iš pozicijos ministro parašiau tokį raštą apie ministrą, ir užsienio reikalų ir krašto apsaugos, pasiūlydamas ir tiek paramą, tiek mūsų frakcijos opozicijos frakcijos politinę paramą, bet ir palinkėdamas drąsos ir politinės valios visą tai imti ir padaryti. Na ir jeigu ten bus tas, sakykime taip, buksavimas ir tos valios nesiras, tai mes esame čia apsitarę su gynybos bendruomenė, įvairiom nevyriausybinėm organizacijom veikiančiom gynybos srity, kad matyt tas Suomių pratimas, kai piliečiai kreipiasi į valstybę, į institucijos, renka parašus, kad būtų stiprinami valstybės pajėgumai,
galim šitą iniciatyvą pakartoti ir Lietuvoje, mes iki turim 500 tūkstančių piliečių iniciatyvos teisę. Ir tokia šitos, aišku, geriau anksčiau. Ir matyt, tikiu, kad ir čia galim priimti sprendimą valingą. Ir tikrai turėsim stipresnę mūsų valstybę, pasiruošusią tvirtai ginti mūsų teritoriją nuo pirmų metų. Ačiū. Dabar aišku galimybę klausimą. Paulius Banas, aš dėl to karinio patarimo norėjau paklausti. Jūs, kai baigėt kadenciją, sakėt, kad karinis patarimas buvo, praeitą savaitę kariuomenės vadas sakė, kad tas karinis patarimas buvo, bet krašto apsaugos ministrė sako, kad oficialaus karinio patarimo nėra. Tai kokia ten dabar situacija? Aš turiu karinį patarimą savo elektroninėje pašte. Tai man sunku pasakyti, kas yra oficialus karinis patarimas. Turiu įrištas kažkaip, įsektas, aš nežinau. Bet man atrodo, jis yra akivaizdus, kai kariuomenės vadas yra pasakęs, kad yra išraktas, tai čia ir yra karinis patarimas. Tai man atrodo, čia, čia kažkokie diplomatiniai niuansai, matyt. Tai aš dėl to ir sakau, kad jau baigiam šitą visą dalyką ir einam į veiksmų planą ir kartu paėmam padarom sprendimą. Karinis patarimas yra aišku, būtų keista, jis būtų dabar kitoks. Jis kitoks ir negali būti. Ačiū. Žinot, Rima, čia pasakysiu taip, mes čia prikalbėjom dabar, bet tik teks stovėti, dabar dar nekartoti. Taip, ačiū. Tai padarysim.